Sveiki visi, aš esu šiuolaikinio šokio studijos Plalaforma vadovė, taip pat esu šokio mokytoja metodininkė Karolina Auglytė Kutavičienė. Šiandieną jums parodysiu trumpą judesio praktiką, kuri gali būti pritaikyta bet kuriai dienos daliai, truputėlį atpalaiduoti kūną ir pajudinti stuburą. Taigi, atsistojame, pėdomis galite būti ir su batais. Atsistojame, kad būtų pėdutės kažkur klubų plotėje ir pasistengiam šiek tiek sulenkti kelius, įsižeminti, pajausti žemę. Galima rankas uždėti čia, prie klubų, galima rankas atpalaiduoti, šiuo atveju aš laikysiu rankas čia. Ir įsivaizduokime, kaip jūsų stuburas turi linkius, taip, ir mes juos šiek tiek sulenksime. Aš atsistosiu šonu. Dubenį šiek tiek į save nuversim ir darysime šiek tiek žemyn su nugara, tai vadinasi fleksija. Keliam žemyn, čia ir atgal. Labai paprastas pratimas, tikrai pavyks jį padaryti. Po to padarysiu ekstensiją, lygiai taip pat, aš tiesiog truputėlį sulenkiu kelius, dubenį į save ir ištempiu visą krūtinės ląstą aukštyn ir galvą šiek tiek, neužpašiu, bet truputėlį pasižiūriu. Taip pat yra šoninė fleksija, kuomet aš einu į šoną, į vieną, čia šiek tiek save iškeliu, einu į kitą. Taip, ir dar vienas yra terminas, kurį šiandien galbūt išmoksime, tai yra rotacija, kuomet aš pasuku savo viršų. Šitas petys, kuris yra arčiau jūsų, yra žemiau, šitas yra aukščiau ir su galva pasižiūriu vieną šoną, grįžtu ir į kitą šoną, grįžtu. Ir dabar mes pabandysime viską sujungti, aš sakysiu garsiai pavadinimus, fleksija į priekį ir ekstensija, šoninė fleksija ir kitą pusę. Rotacija ir rotacija į kitą pusę. Turite pajausti, kaip jau truputėlį išjuda jūsų stuburas. Aš dabar įjungsiu muziką ir mes pabandysime kartu savo tempu, į kurią norite pusę, pasisukti naudojant šitus 4 terminus. Iš fleksijos į šoninę. Taigi su šitais judesiais jūs kiekvieną dieną galite tiesiog atsistoję nuo savo darbo vietos šiek tiek pajudėti, galite su muzika, galite be muzikos, galite juos jungti ir tiesiog išjudinti bent truputėlį savo kūną. Ačiū labai ir gražių švenčių!